Tai už mane stovi BMW E90 su 3 litrų MPM7. Šitas intro jaučiu jau visus dagniso iki gyvo kaulo, bet šiandien mes pabaigsim šitą mašiniuką iki pat galo. Ką mes turim padarę šiai dienai? Tai šiai dienai yra viskas padaryta su kėbulu, viskas padaryta su lempom, žibintais. Iškart pasakysiu didelį ačiū Royal Lights, padėjo beprotiškai, ta prasme per 24 valandas sutvarkė mum lempą ir mes jau jas turim sudėję. Tai šiai minutei mums trūksta tik tai pačiupuoto variklio ir galėsim pilnai spausti į trasą. O kas buvo prieš tai? Žiūrim dabar. Tai va, pasėmėm lempas. Čia kas iš tų lempų likę, aišku, viena iš vis nieko nečiupyta. Stiklai. Dabar tokia situacija, žodžiu, kad vienas bičiukas parašė, kuris pažiūrėjo videką ir sako, žiūrėk, pasimk tas lempas, atsiųsk mum ir sako, mes per vieną dieną padarysim ir autobusu išsiųsim tau atgal. Tai einu paskambinsiu, pažiūrėsim, ar tikrai viskas su jais pavyks. Labas, sveikas. Nu tai pasėmiau tas lempas, biškį pafilmuojam, nieko tokio. Davai. Tai va, žodžiu, hebrytė, tokia situacija, pasimėm tas lempas ir vat jos yra šiek tiek praardytos. Tai jeigu aš įmeščiau į autobusą ir atsiųsčiau jum jas. Tai gerai. Seną stiklą turi? Nuo vienos nėra stiklo seno, o ant kitos yra pilnai. Užmestum, žinai, kad siuntimui bent. Ai, neturiu, žinok, neturiu stiklo seno. Tai tada papakuok gerai, kad nieks nesulūštų, pažiūrėk, kad žiedai tvarkingai būtų, kad nesulūštų, nes mėgsta sulūšti. Jo. Ok, tada supakuosiu ir siunčiu jum tada. Jo, bet per autobusą gal siūs geriau. Jo, man tik tai visus savo rekvizitus įmes, kad aš galėčiau permesti ir viskas. Aha, nu tu gerai. Ir viskas, jeigu pagelbėsi, tai žiauriai būsiu dėkingas. Tai tu šiandien, jeigu išsiųsi, mes rytoj ryte gausim, vakare gal išsiųsim tavo atgal. Jo, tai poryt turėtum turėti atgal pas save. Super, būtų žiauriai gerai. Nu, tai gerai. Viskas, kebrytė. Gausim, pasiskambinam tada, ne? Ok. Gerai, aš tau įmesiu visus rekvizitus. Davai. Nu gerai, jau. Viskas, hebrytė, vat, iškart prisima lempą, sakė, poryt jau gausim pilnai padarytas. Pažiūrėsim, koks darbas ir jeigu viskas gerai, tai tikrai, manau, rekomenduosim, nes jau vien tik iš pačių jų šnektų, jeigu jie tikrai viską taip įgyvendina, tai aš manau, pas juos kokybė turėtų būti nebloga. Tai pakuojam lempas ir siunčiam pas juos. O, rūt. Tai vyrukai dirba Telšiuose. Įdomu iš Marijampolės, kada bus tos lempos tenai. Sudėjom į tokią didelę dėžę, nu kaip į atskiras 3. Ten siuntinys didokas gavosi, bet manau turėtų priimt autobusų stotis, nes nėra labai sunkinai. Atvarėm į stotį, pažiūrėsim, kiek kainuos, įdomu. O jūs, hebra, pasubscribinkit, jeigu galit kanalą, būsiu labai dėkingas. Ernestas Lesota. MB Royal LIGHT. Gerai, ačiū labai. Kim? Tai rytoj 11:30 sakė turėtų būti, tai
realiai, jeigu jie padarys, tai jo, poryt ir turėtumėm gauti atgal. Vienas teskas jau yra padarytas ir čia yra šios savaitės svarbiausias teskas. Tai dabar beliko tik tai laukti, tartis su čipuotoju, kada gali, ir XHP. Tai va, hebrytė, vaizdai vis dažniau iš angaro. Ką Tomai numatęs? Numatęs čia sulygint biškį. Dabar reikia ten gal pašalinti, ne? Jo, darysim gal tokį kampą, ne? Kažką galvojam, kad Jo, čia kažkokį gražų kampuką. Nes čia tai... Nu, gerai, skylė tai reikės. Jo. Darom, nes jau iš tikrųjų atėjo pavasaris, o mes dar čia nieko nebuvom pradėję. Tai tėvulis dabar siurbėsi, Ančius irgi tvarkosi, nešioja plytas visas, aš irgi gruzą nešu. Tomas atsakingas už šitą kampą. Šiandien pasidarysim, kad bent truputėlį turėtų estetinį vaizdą, ne? Bent kažką jau. Ok. Pajudint, jo. Padėsi, ką čia. Arba žinai, kas atsitiko? Sakyk ką. Šitus mažu tada A, jo, tai šitų. Pasitrauktų man visų palaikų, tai aš susitikčiau. Davai. Angaro darbai vyksta, tai baigiam įsisiurbliuot patalpas. Tomas padarė ofiso, sutvarkė irgi reikalus. Čia nupjovė šitus strypus, nes čia tokie strypukai jau matosi buvo. Tai čia sutvarkė, pasijungėm šitus radiatorius, kad truputėlį to šilumos kažkiek pasidaryt. Rytoj ketvirtadienį atvažiuoja dabaigt šitas sienas ir užsidarysim pilnai šitą patalpą. Tai kokie planai pas mus toliau? Visą plotą įsisiurbėm, rytoj atvažiuoja žmonės, kurie dabaigs mūrint visą viršų, susimūrinam ir prie ofiso tos pusės pradėsim mėtytis ventiliacinius vamzdžius, elektrą susimėtysim būtent tenai, kad galėtumėm susidėti toliau jungtukus, visą šviesą galėtumėm susitvarkyti ir dėtis jau gipsą. Kaip gipsą susidėsim, tada galėsim jau į rasetes kišti elektrinius normalius pečius, kad būtų tenai šilta bent tam ofise. Toliau lauksim keltuvų. Šiandien kalbėjau su žmogum, kuris atvažiuos patikrint, pats montuotojas, kuris atvažiuos pažiūrėti situaciją su grindim, ar mums užtenka storio, ir jeigu viskas ok, kitą savaitę jau atvažiuoja keltuvai čia. Toliau, kas vėl vyks, tai pirksim dažus. Galbūt žinot, kur ras dažų gerą kainą. Mums reikės tokių, kad galėtumėm ne voliukų dažyti, o tiesiog išpurkšt. Purškiami, kad būtų lengviau. Tai įsidažysim lubas, sienas ir jau tada mėtysim elektrą ir darysim elektros darbus. Tai iki tol mes tvarkom čia ir norėtumėm, kad sienos jau būtų nudažytos per 2 savaitės ir keltuvai panašiai stovėtų. Tai darbo pilna, važiuojam ir darom kažką, kad viskas greičiau šiek tiek judėtų. Gerai, tai ką, varom, pasimsim tada siurblį. Čia jau viena sijukė uždėta, hebra pradėjo dirbti. Ką, mes susirenkam, tai ką reikia dar tą siurblį įsipurtyti? Jo. Ar ne? Jo. Mažulė. Parsivežėm lempas ir iškart ėjom jas pakuoti ir dėti į automobilį. Žinoma, mes neturėjom visiškai jokių įrankių, todėl teko į garažą važiuoti net keletą sykių. Grįžę su įrankiais mes pasikeitėm blokelius, susidėjom į vietą, įsidėjom faras į automobilį.
neturėjom vis tiek galiausiai reikiamų įrankių, kad viską susidėti taip, kaip priklauso. Todėl susikrovėm visas manatkes ir grįžom atgal į garažą pabaigti normaliai darbo, kaip ir priklauso. Sveiki! Nauja diena ir šiandien varom pasimsim naują teliką, nes seną Androidą įmečiau realiai už 100 eurų, tai taip galiu pasakyti suvalgiai visiškai, ten jį atvažiuoja žmogus iš Vilkaviškio pasimt. Tai tą parsiduosim, nuvarom nusipirkti blokelį lempom, kad susivaikščiotų lempos, įsidėsim. Susitvarkyti reikia šiandien prieš rūkus, pasiruošti technikiniai, dar turiu ten sąrašiuką, ką reikia daryti, tai viską pasidarom, ruošiamės techui ir varysim tech. O dabar atvarėm pas poną mūsų naująjį kolegą, naująjį šeimos narį. Tai Zdaro, naują šeimos narį. Kam atlys gerą? Pareikau tau, detalytę. Super. Šitas ir šitas. Oi, vyruok čia. Visas rinkinys. Tai va, pasiėmėm spidą, pasimsim šitą mažą CCC, įdėsim, nes tas Androidas, man tiesiog nelabai patiko, tai sudėsim šitą ir dar paklausim Matlės, gal turi apdailą. Matlė neturi apdailos? Ne. Neturi. Ok, tai ką, reikės kažką ieškot. Atvarėm į RSD auto nusipirkt tą blokelį. Blemba vieną tik tai turi, o mano abudu yra sugedę, tai nežinau, kaip čia reikės daryti. Būt su vienu įsisuksim. Varom žiūrėt. Labas. Man tik detalę atiduoti blokelį, ten skambinau toksai lempų dinamiko. Prašiau, kad atidėtų. Sakiau, kad atvažiuoju. Kortelė būtų. Šitas, ne? Jo. Ačiū. Kaip? Tai va, turim blokelį. Šiaip žiauriai tikiuosi, kad tiks, nes kodą pasakiau iš tikro, tai random iš Intero. Tai tikiuosi eis. Bet atrodo to jau padydžiu. Varom dėt, žiūrėsim. Ar mums susivaiščios, ar ne, nes prieš tai dėjau irgi originalą ir tas originalas tipo neveikia, nors turėtų veikti. Tai nežinau, kaip bus. Atrodo panašus, toksai turėtų būti. Kainavo 34 eurais nuolaida. Pažiūrėsim, ar čia mums pasiteisins ar ne. Tai ką? Turim šitus reikalus ir lendam į maškę viską susidėt. Pradžiai dėsim ekraną ir manau, kad reikia jį nusivalyti, ne? Tai jaučiu, pradžiai nusivalom. Ledas. Važiuojam, kelią. Bam! Sėdi! Idealu, vaikeli. Nu. Dėl šviesa, tai tipo visas brightnessas. Ai, žiūrėk, bet atsigauna. Maksas čia. Ai, jis jau šalės. Ai, bet va, atsigauna. Nu ir viskas, mums daugiau čia nieko nereikia. Da, kapito. Ką? Einam su šitu susitvarkyti. Gerai, lupam tą spidaką. Šūdo gabalą, kas čia pridarė ką? A? Tu pažiūrėk, kaip spidas įsima. Tai gerai, kad tam neiškrito jis, mano. POV. Krasavčik. Gerai. Mūnvalkas. Lauk. Šitą biškį gražiau elgsimės. Ai, na, čia dabar iš tikro reikalai, tai reikalai.
Jaučiu, šūdinai atrodys. Išmuržinau. Faktas, kad išmuržinau, nu tai kaip aš neišmurzinsiu. Lipi, bl***. Nieko, valysim su šūdu. Ok. Čia žiūrėk, ekraniukas net skiriasi. Gerai, apsivalom šitą nesąmonę. Nauja. Nu, realiai. Kur mes su tavim baigiam? Jau čia atrodys tai vėmalas, bet... Nu, ta prasme... Per trumpos jūs primeskis. Per trumpos rodiklės. Eik tu na***. Tu nestumk. Primesk. Nu aš tą ką iš čia pridaręs. Tai žodžiu, ką mes čia pasidarėm, pachaltūrinom biškį. Paėmėm iš tų rodiklių, nusėmėm viršų ir sudėjom į šitą. Ir čia turi būti dabar viskas ledas. Tiesiai viskas gavosi puikiai. Dedam, žiūrim. Tai sudėjom tas, ką tik stipo kamerą, neparodžiau kaip sudėjau rodiklės, bet viskas susidėjo idealiai. Sudedam į vidų ir pažiūrėsim, kaip atrodo dabar su tom baltom rodiklėm vaizdas. Jau dabar matau, kad jau geriau atrodo. Tai va. Ir taip gražiai jisai mum įsistumia. Op. Stovi, kuo puikiausiai. O, vaikeli, iškart kitas vaizdas, pažiūrėk. Tai viskas susivaikščiojo į vietas, įsidėjom blokelį, aišku, čia nieko nematyti, bet viskas, lempa stovi taip, kaip turi stovėti, susivaikščiojo, tai dar užsakysim, dar vieną, nes nebuvo parduotuvėj, tai užsakysim šitos lempos ir dinamikas pilnai veiks. Einam, susitveriam viską atgal ir eisim toliau prie kitų darbų. Tai ką, chebra, mūsų bemas jau po valiai gauna pagreitį. Bet mes jo nepačipuosim, nes čipuotojas ir vienas, ir kitas negali. Tai pasiliekam čipavimą, sorry, bet kitai savaitai. Tai nežinau, ar leisim videką antradienį, tada kai bus pačipuotas, ar leisim sekmadienį. Nežinau, iš tikro, kaip daryti, bet... Ką mes turim dabar padaryti, tai galinės lempos turi susikeist 2 pinai ir mes juos einam dabar padaryti. Bet prieš galinės lempas turiu padėkoti hebrai iš Royal Lights. Šitą šaikelį, ką padarė, tai čia yra visiškas kosmosas. Per 24 valandas jie sugebėjo sutvarkyti idealiai pilnai lempą. Matyt, kokią lempą atrodė prieš tai ir kaip dabar atrodo, aišku, jau jinai visa vėl apsipurvinus, bet darbas yra 10 iš 10. Tikrai čia nei koksai sponsorius, nieko, bet nuoširdus ačiū jiem, kad tokį darbą atliko ir taip greitai. Ir tikrai rekomenduoju hebra, jeigu kam reikės, tai tik pas juos ir aš manau savo lempas visas, ką vešiu, tai tikrai išsiųsiu jiem, nes greitis pas juos, wow, kosminis. Kaip sakė, tai kad lempos buvo tikrai tragedija, kaip man jie minėjo, bet padarė viską, ką galėjo ir, nu, rezultatas tai, wow, 10 iš 10. Tai palieku jų kontaktus apačioj, užeikit, pasižiūrėkit jų darbus, parašykit jiem, parašykit, kad nuo manęs, tai gal dar suteiks kokią nuolaidą. Tai dar sykį ačiū jiem, o mes judam prie galinių lempų. Tai mums reikia nusimti šitą panelę, tai čia yra kelios šponkės, jos nusima, čia atsisuka porą varžtų ir nusima visa šita apdaila lauk. Tai einam daryti šitą darbą. Tai va, mes turim šitus 2 kontaktus ir mums juos reikia pagal viską, kaip suprantu, apkeisti vietom.
Tai dabar tik užsitrauks. Opa. But. Nu, apkeitėm, pažiūrim, ar kažkas iš vis čia pasikeis. Tai jaučiu, užsidarom bagažą ir įjungiam šviesus. Pala. Čia vapšiai nieks neveikia. Kokio velnio? Kodėl nieks neveikia? Nesakyk, kad sugadinau lempos. Čia dabar tiesiog atbulinis dega. Čia man atrodo kažkas negerai. Čia tai prieš rūkas dega. Blemba, kad nebūčiau sugadinęs tų lempų. Pabandom atstatyti atgal, kai buvo. Nes čia kažkas ne taip. Tikiuosi bent tais padaryti, kad kai buvo prieš tai. Nes čia vapšė ne taip, kaip turi būti. Blemba. Melskimės, kad veiktų dabar. Veikia. Bet kodėl pas mus įjungtas prieš rūkas visą? Ar neveikia? Palauk. Ne, veikia. Gal veikia, bet gal ir neveikia. Bandom pasigooglyti, nes čia nesąmonė, čia taip negali būti. Žiūrėkit, kaip iš tikro turi būti. Dabar supratau. Tai vat buvo pas mus taip, nu tai dabar čia taip ir yra, realiai. Tai žodžiu, pas mus dabar yra taip, tai visus kontaktus turiu išimti ir apkeisti tiesiog į šitą, kad tai va būtų. Tai važiuojam dirbti. Kažką dariau, bet dariau ne taip, kaip reikia daryti. Maždaug link tos pusės, bet pasirodo ne taip. Aš tikiuosi, kad ir susilies čia nieko neatsitiks. Ok, tai turim realiai šitą visą fiškę ir sukišim pagal reikiamą diagramą. Nu, bandom. Ar bandom daryti iš karto abidvi? Bandom daryti iš karto abidvi. Padarysim šikelę. O tai palauk dabar. Ne, viską žinau. Turi būt good. Tai vėl bandom užsidaryti. Žiūrim, ar čia kažką padarėm, ar jau reikės kviesti meistrą. Nu, šaika, tikiuosi veikia. Yeee, what's up? Turim. Va taip turi atrodyti. Tai dabar įdomu, ar veikia prieš rūkas, pasižiūrim. Nes mes kitaip nepraeisim be prieš rūko techo. Veikia! Veikia! Yeah! Už tai uždėkit subscribe. Ačiū. Tai ką pabandysim dabar padaryti? Sustot su Tomu, pažiūrėti, kaip stokas važiuoja. Ančiaus yra pačiupuota balta, tai čia nelabai skaitysis, nes pas jį turėtų šiaip geriausiai valint, bet pažiūrėsim, kaip pas juos. Tai ką, dabar vyks lengvos lažybos, statymai. Aišku, šitas tai dabar toksai bus kaip praktika, nes visų realiai mašinos yra stokai. Ančiaus vieno yra pačiupuota, tai jo turėtų geriausiai valint pagal viską. Paskirstysim svorio balansą. 3 mes nevažiuosim, pas kažką turės sėst, pas Tomą turės sėst kažkas. Tai darysim 2-2-2. Operatorius antras bus pas tą. Nieko prieš. Kuris čia? Tėvulis. Aik tu tai pas mane ir taip 2 tonas vėrė tavo mašiną. Lažybas darysim labai paprastas. Šitos bus kaip treniruotė, sekantis bus kaip jau normaliai bus pačiupuotos ir visi mesim po dvacogą. Tinka šaika? Gerai, viskas. Važiuojam. 3, 2, 1, dugnas. Ir 3, 2, 1, eina.
Gazu. Važiuokit. Duok. Parein. Jo. Mūsų startas lievas buvo, baisiai lievas. Tai ką, chebra, važiuojam į garažą, pagaliau ta diena atėjo ir mūsų čipuotojas atvaro dabar pas mus. Šiaip jau turėtų būti prie garažo, važiuojam, pasitiksim ir pažiūrėsim, ką jisai padarys. Nes jau mes turim įrašytą XHP, dar nerodžiau, kai važiuoja, bet jau povaliai mašinytė pradeda atsigauti. Tai žiūrėsim, kaip pačipuos ir judam į garažą. Lievai, kai vienas ratas tik užvėlė. Bet mes esam Meksikoje, tai čia Meksikoje visą laiką vieną ratą tik vėlė. Raudonam busu, čipuotojas. Tai žodžiu, pirma darysim F-us, juos paleidžiam Tomą namo, nes žodžiu tokia situacija gaunasi, kad Tomui reikia varyti namo, turi reikalų, jisai Kaune gyvena, mes čia visi dabar mariai. Tai paleidžiam Tomą, paleidžiam Karolį, jiem supučia viską ir mum ant galų. Tai sorry hebra, greičiausiai nuliūdysiu, nes rytoj turim paleisti šitą videką ir nesustosim su Tomu. Tai čia įmesiu, jaučiu trumpą kažkokią atkarpą, arba bus Instagrame, kaip stojam su Tomu kitai dienai. Tai sorry ir kaip ir, bet laikas spaudžia. Viską darys per laidą, nes šiaip galvom, kad įsitrauks kompą. Tai dar greičiau viskas bus per laidą. Ką truputėlį užkandom. Jau Tomšiai surašė čipą, Karoliu irgi surašė. Ir dabar laukiam, kol prasivažiuos. Pasižiūrės, kai važiuoja, kai patraukia, jeigu viskas gerai, tai pagaliau galėsim eiti čipuot mano. Jau laukiu, labai laukiu. Važiuoja pas Tomelį, sakė visai neblogai, bet gaila, kad jau išvažiuoja į Kauną, tai nestatysim, o dabar man reikia tavo mašinos, kad nuo laidų irgi padarytum srovę. Tai pradedam čipavimus, pajungiam dabar srovės, kad visą laiką būtų pastovi, nes irgi čia, jeigu srovė tik tai nukrenta, kažkas ten susivaikščioja, gali kompas atsijungti ir užkrešint, tai va tada tai turi reikalų vyrų. Tai pasidarom šitus, kad galėtum tiksliai viską atlikti. Sakė, pasikelia 100 kiek? 102 marklių pas mane. Ne, gerai, neklausiau. Manau, kad gerai. Žiūrėkit, kiek čia mašinų pristatyta. Visas čipuojam. Skaityk. Nu, polas biškį tik tai ant akumo stovi. Manau, kaip ir važiuoja neblogai. Jo, šiaip visai neblogai važiuoja. Viskas, ačiū labai. Ačiū už visus darbus tada. Jei ką rašykite ten. Jo. Viskas. Ačiū, Andrius. Iki. Tai ką, mes irgi varom, ne? Tai aišku, kodėl tu manau, poliukų neužgesinės. Tai ką, išvažiavom į Meksiką, pabandysim dabar, kai važiuoja nuo 0 iki 100 ir nuo 100 iki 2. Nu, gal iki 2, ne. Matau, operatorius purto galvą. Nu, iš tikrųjų, jo, šiandien biški šala ir čiučiu drėgnas kelias, tai nereiktų nusirašyti. 3, 2, 1. Atsigavo. 3, 2, 1.
operatorius. Sakė, prabandyti reikia tačką. Vis, nu. Tiek iš šito videko, gaila labai, kad su Tomu negalėjom sustot, bet padarysim šitą videką Instagrame, tikrai įmesim atskiro, tikrai nefilmuosim, kaip tiesiog mes su juo lenktyniavom, plus Lietuvoje draudžiama lenktyniav. Tai įmesiu Instagramą, pračekinkit tenai ir jo, šitą tikrai padarysim, bet šitam videke tiek. Salonas panašiai pilnai ir padarytas, liko tik tai išsiurbliuoti, išvalyti, šito nefilmuosiu, tikrai nemanau, kad tai jums įdomu kažkas. O šiaip viskas iš variklio sumepinta, XHP įrašyta, matėt spidometrą, kaip mėto tuos bėgius, tai šiek tiek atsigavo, bet meperis sakė, kad labai daug negalima, nes šitos dėžės tiesiog, kaip ir komentaruose Šaika rašė, jos tiesiog lūžta, daug labai nedarėm, darėm tik stage 1 XHP. Ant mepo irgi pačipavom, proto ribose atsukom apie 200 kW, taip pat padarysim dyno testą, bet irgi ne šitam videke, nes tiesiog spaudžia laikas, turėjom videką įkelt prieš 3 dienas, tai labai laikas spaudžia. Tai hebra, jo, ačiū tiek, kad žiūrėjot, nežinau ar pavyko šitas videkas, labai nepykit, bet paspaus like, pasubscribing ir iki kito videko.